Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip Ukraina išsekina rusus Kryme. Čia kuro krizė visiškai nekontroliuojama, nes Ukraina beveik visiškai nutraukė tiekimą į pusiasalį, todėl degalinės lieka be kuro. Situacija tokia rimta, kad rusai jau yra areštuojami ir siunčiami į kalėjimą už tai, kad viešina atvykstančių kuro cisternų nuotraukas, o kai kurie priversti persėsti ant arklių, nes jų automobiliai nebegali būti naudojami. Krymas susiduria su dideliais trūkumais dėl sėkmingų Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių ir nuolatinių atakų prieš pusiasalio logistikos jungtis. Pasekmės tampa vis akivaizdesnės, vienoje Alupkos degalinėje nusidriekė iki 300 automobilių eilės. Kai kuriuose vietovėse trūkumams gilėjant gyventojai ima naudotis alternatyviamis transporto priemonėmis, arkliais ar eina pėsčiomis, o filmuota medžiaga iš Krymo rodo pastebimai išaugusi kelionių arkliais skaičių. Lygiagrečiai su pastangomis sutrikdyti kuro tiekimą Ukraina sustiprino smūgius prieš naftos saugyklas visame Kryme, siekdama išsekinti Rusijos kuro atsargas ir užkirsti kelią naujų atsargų kaupimui. Šios kampanijos metu Ukraina smogė Semikolo-Deziansko naftos bazei, apgadindama bent 2 kuro rezervuarus. Ši bazė yra svarbus perkrovimo centras, skirtas kuro saugojimui ir paskirstimui po visą Krymą bei kitas Rusijos kontroliuojamas teritorijas. Ukrainos dronai taip pat taikėsi į jūrų naftos terminalą Feodosijoje, kuriame yra 7 kuro saugyklos ir kuris naudojamas naftos perkelimui. Pakartotiniai Ukrainos smūgiai jau padarė didelę žalą terminalo saugojimo infrastruktūrai, o net jei Rusija bandys ją atstatyti, Ukraina laukia, kol jie vėl pripildys rezervuarus, kad galėtų smogti iš naujo. Smūgiais į naftos bazes ir logistikos maršrutus Ukraina siekia sumažinti Rusijos karinių pajėgų mobilumą. Platesnis Ukrainos tikslas nėra sukelti humanitarinį kuro trūkumą Krymo civiliams, o padaryti pusiasalį mažiau tinkamą kaip Rusijos karinę bazę. Jei kuro tiekimas į Krymą bus sutrikdytas, Rusijos daliniai bus priversti taupyti kurą, o patruliavimas sumažės. Greitas karių perkėlimas taip pat taps sudėtingesnis, nes nebus galimybių juos transportuoti, todėl Rusijai bus sunkiau sustiprinti silpnesnius sektorius, kai ukrainiečiai vykdo kontratakas. Šią taktiką Ukraina taip pat priverčia Rusiją nukreipti išteklius ir skirti daugiau oro gynybos sistemų logistikos apsaugai bei dislokuoti daugiau karių tiekimo kelių apsaugai. Ukraina siekia padidinti operacinę naštą Rusijos pajėgoms, sumažinti jų kovinį efektyvumą ir apsunkinti Rusijos galimybės naudoti Krymą kaip karinę operacijų bazę pietų Ukrainoje. Ukrainos smūgių kaupiamasis poveikis taip pat privertė valdžią įvesti griežtas kuro normavimo priemones visame Kryme. Sevastopolyje benzino pirkimas buvo apribotas iki 20 litrų kuro per savaitę, naudojant QR kodo sistemą. Vairuotojai gauna asmeninį QR kodą, kurį galima naudoti tik nuo 9 ryto iki 9 vakaro, o degalinės uždarytos nedarbo valandomis, be to benzinas parduodamas tik 3 degalinėse. Kuro pirkimas grynaisiais buvo sustabdytas kelioms dienoms, o naujų kuro talonų artimiausių metų nebus išduodama. Pareigūnai teigia, kad šios priemonės skirtos užtikrinti teisingumą, tačiau tikroji priežastis – užkirsti kelią piktnaudžiavimui, nes grynųjų pinigų neįmanoma atsekti, priešingai nei QR kodų sistema. Šie apribojimai privertė rusus mažiau naudotis automobiliais ir net persėsti ant arklių. Kuro trūkumui blogėjant, rusai pradėjo filmuoti kuro cisternas, nes jos tapo tokios retos. Atsakydamos į tai, valdžios institucijos uždraudė filmuoti kuro cisternas ir skelbti jų maršrutus socialiniuose tinkluose, nes tai atskleidžia informaciją Ukrainos žvalgybai. Pagal Rusijos įstatymus, asmenys apkaltinti tokios informacijos teikimu gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal sabotažo padėjimo ir bendrininkavimo straipsnius, už kuriuos gresia nuo 10 iki 20 metų laisvės atėmimo bausmės. Šių priemonių logika yra ta, kad Ukraina neturi nuolatinės stebėjimo aprėpties visame Kryme, todėl remiasi informacija, surinkta iš socialinių tinklų įrašų. Dėl to vaizdo įrašai, atskleidžiantys kuro kolonų buvimo vietą, laiką ar judėjimo kryptį, suteikia vertingos žvalgybinės informacijos. Apskritai situacija Kryme atspindi nuoseklias pastangas sutrikdyti naftos tiekimą ir sumažinti Rusijos pajėgų judėjimo galimybės. Didėjant tiekimo trikdžiams ir informacijos kontroliai, pusiasalio kuro tinklas priverstas veikti itin ribotomis sąlygomis. Tai ypač problematiška Rusijai, nes jie planavo naudoti Krymą kaip placdarmą karinėms operacijoms Zaporižės srityje, o dabar yra priversti nukreipti tiekimą į Krymą, kad jis išliktų.
Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.